pradėti šios dienos renginį mūsų, kurį pavadinti konferenciją galbūt galime tik tai sąlyginai, kadangi tai bus daugelio labai svarbių ir aktualių temų apžvalga, labai trumpas pristatymas, daugiau tai yra žinia specialistams ir visuomeniai, kas yra toji žalioji architektūra. Šios dienos mūsų renginys vadinasi Žalioji architektūra Lietuvos ateičiai. Tai yra tema, kuri šiuo metu užvaldžiusi daugelio profesionalų ir daugelio mokslininkų protus ir jų fantaziją. Ir pabandysime šiandieną labai trumpais pranešimais pristatyti jums didžiausias šios srities galimybės, inovacijas ir perspektyvas ateičiai. Pranešėjai trumpai pristatys savo mintis, jiems talkins kolega Vladas, taip kad prašome laikytis reglamento to, kuris buvo sutartas, tai gana eksperimentinis scenarijus yra, pažiūrėsime, kaip jisai seksis. Tarti sveikinimo žodį aš kviečiu Vilniaus Gedimino technikos universiteto rektorių Alfonsą Daniūną. Prašau. Gerbiami seminaro dalyviai, malonu matyti labai žmonės garbingus, kurie užima labai svarbias vietas šitos žaliosios architektūros srityje, matyti žmonės, nuo kurių priklauso, kaip jinai vystysis. Aš tikrai labai džiaugiuosi. Kada kalbam apie žalią architektūrą, tai dažnai kalbam apie darnią architektūrą ir panašiai. Ir aš manau, kad esminis reikalas, kad kalbant apie žalią architektūrą, yra žmogus. Kaip jis jaučiasi, kokia jo būsena. Ir aš manau, kad žaliosios architektūros svarbiausias dalykas, tai kad tas žmogus, mūsų visuomenės narys, jaustųsi ekonomiškai, socialiai ir kitaip remiantis žaliosios architektūros idėjomis jaukiai. Manau, kad kada kalbam apie žalią architektūrą, mes turėtumėm kalbėti apie ženkliai plačiau nei kartais įprasta. Ne vien tik tai apie energijos taupimą, ne vien tik tai apie išteklių taupimą, naujas medžiagas, ekologiškas medžiagas, bet turbūt turėtumėm visada galvoti ir apie bendrąjį pastato gyvavimo ciklą, kas dažnai dabar yra praleidžiama. Aš kaip tik šiandien buvau kitoje konferencijoje ir klausau, kad ta statyba, projektavimas, šitas etapas kainuoja maždaug 15% nuo viso gyvavimo ciklo, o kitas 85% lieka pastato išlaikymui, paprastai sakant, likusi jo gyvavimo laiką. Taigi aš kviečiu, kad žalioje architektūroje atsirastų tas naujas požiūris. Labai gerai, pranešimai yra tik 5 minučių, tai įžanginis žodis maksimum 2 gali būti. Man džiugu, žiūrint į programą, kad Lietuva turbūt žalioje architektūroje yra pasiekusi tikrai gražių laimėjimų. Ir mes džiaugiuosi, kad šiandien išgirsim, kad iš tikrųjų nemažai yra padaryta. Ir mes visi pajusim, kad yra naudinga išklausyti šitos pranešimus, kad mes įgausim naują patirtį. Sėkmės jums. Tai kolegos, su darbotvarke esame susipažinę, mes pabandysime labai trumpai jūs pakviesti į sceną ir jūsų prasidės pasirodymas. Kviečiu pirmajam pranešimui gerbiamą Arvydą Avulį, kuris pristatys pranešimą. Tema tokia, ar reikia Lietuvai žaliųjų pastatų. Prašau. Jūs paimti šitą ir viskas. O kaip paskui? Ne. Tai gal gali tą mikrofoną paimti į ranką? Jo, gali, prašau. Tai labai skubu, nes 5 minutės jau kokia 10 sekundžių praėjo. Iš tikrųjų didelis iššūkis pakalbėti tai 5 minutės apie tai, sekantį iš karto. Tai pradėsiu nuo to, kad 2011 metais Europos Sąjunga priėmė tokį įdomą direktyvą 20-20-20, tai reiškia 20% reikia sumažinti CO2 išmetimą, 20% sumažinti energijos suvartojimą ir 20% padidinti atsinaujinančios energetikos dalį. Tai išeinant iš to matosi, reiškia, kokią kryptį mes visi turim judėti. Dabar, kas yra tas žaliasis pastatas, tai pirmiausia, mes visi suprantam, kad tai yra energetinis efektyvumas. Bet be to reikėtų pridėti, kaip ir rektorius minėjo, kad tai pastatai turi būti draugiški aplinkai. Čia toliau. Žalioji statyba, tai yra naujas požiūris į aplinką.
kas tai yra žalioji statyba, dar labai išplaukęs savoka, bet mes suvokiam, kad tai nėra tik statyba, tai mes turim žiūrėti, kokią jinai palieka liekamajas, kokie reiškiniai po to lieka visuomeniai. Mums svarbu užtikrinti tvarų statybos procesą. Kaip tvaraus statybos proceso vertinimas yra daromas tarptautiniais sertifikatais LEED ir BREEAM. Ir džiugu, kad Lietuvoje jau yra sertifikuotų vertintojų, kurie tai gali daryti. Kas vertiname BREEAM-e? BREEAM sertifikatas išduodant, kas yra vertinama. Tai yra energijos taupimas, svoris tam vertinime yra 19%, sveikata ir gerovė 15%, kokios naudotos statybinės medžiagos, galima gauti 12,5%, kaip projektas buvo valdomas 12%, žemės išnaudojimas, panaudojimas, pastato tarša, transportas, labai aktualu, ar tai yra visuomeninis transportas greta, ar jis išvystytas ar ne, kaip šiukšlių tvarkomas, organizuojamas ir kaip vanduo. Kaip atrodo žalieji pastatai pasauly? Tai BREEAM sertifikatas buvo išduotas 2008 metais sąlyginai nedideliam kiekiu, 8,000 pastatų turėjo. 2012 metais jau matom, kad tai yra dvigubai daugiau. Ir jeigu žiūrėti, kaip registracija vyksta pastatų sertifikavimo, tai čia, aišku, kreivė, kad dar labiau lenkiasi į viršų. Jeigu 2008 metais tokių buvo užsiregistravusių sertifikatai 20 000, tai dabar jau virš 40 000. Kaip atrodo Lietuva šitam kontekste? Tai Lietuva daro pirmosius žingsnius, tai yra šitas konferencija yra sveikintinai, labai gražu, kad jinai čia vyksta, tokios didelės parodos metu. Tai yra pirmiausia visuomenės ugdymas apie tvarumą, apie žaliasias statybas, būtina tą kalbėti ir kuo daugiau kalbėsime, tuo daugiau turėsime palaikymo, tuo didesnė visuomenės dalis pradės vertinti žalius pastatus, žaliasias statybas. Praeitais metais mums pavyko pastatyti pirmą A klasės energetinio naudingumo daugiabutį, tai irgi žingsnis į tą pusę. Ir aišku, kad jau šiandien mes kalbėjom kaip tik su Vesta Consult, kad yra pirmieji pastatai, kuriems pradėtas BREEAM sertifikavimo procedūra. Tai va, tai turbūt spėjau į 5 minutės. Atrodo, kad dar sutaupiau 1 minutę. Tai tiek norėjau pasakyti. Dėkui uždėmesi. Ačiū pranešėjai. Iš tikrųjų, mums organizatoriams labai malonu, kad pripažinti statybinių turtų plėtros vertintojai mato savo perspektyvą šitam kontekste. O šiaip norėčiau priminti, moderuoja mūsų pranešimus ir viešų konferenciją docentas daktaras Gintaras Stauskis ir aš Jonas Jakaitis. Taigi, kitam pranešimui jau pranešėjas atėjo, Evaldas Savickis, pranešimas apie tvarių pastatų kokybės aspektus, nauda ir pažanga. Sveiki. Tvarų pastatą pakankamai lengva atpažinti, jis turi tam atitinkantį sertifikatą. Tvariai pastatai yra projektuojami pagal tvarų standartą, kuris aiškiai apibrėžia tvarius kriterijus. Kelis kriterijus aš pristatysiu ir iliustruosiu įgyvenintais pavyzdžiais. Čia jau kolega paminėjo, kokios kategorijos yra vertinamos ir kokios sritys yra analizuojamos. Energetika yra vienas svarbiausių pastato dalių, todėl jam skiriamas tikrai didelis dėmesys. Vienas iš kriterijų būtent skatina naudoti ir diegti mažos arba nulinės CO2 emisijos technologijas, tokias kaip vėjo jėgainės, kogeneracinės jėgainės, saulės baterijos ir panašiai. Tikslas yra sumažinti CO2 emisiją ir atmosferos taršą bei sumažinti energijos kainą. Sprendimai tai yra vietoje gaminti energiją ir patenkinti būtent visus poreikius. Čia yra pavyzdys Vokietija Berlyne esantis pastatas, kuris pasigamina daugiau energijos negu sunaudoja. Tai šilumos energija gaminama iš kogeneracinės jėgainės, elektros energija iš fotovoltinių elementų ir kogeneracinės jėgainės. Tikslai yra įgyvendinti, sumažinti CO2 emisiją, sumažinti kainą ir visišką nepriklausomybę. Transportas ir susisiekimas. Tai vienas iš kriterijų skatina būtent naudoti alternatyvios transporto rūšis
Tikslas yra sumažinti su transportu susijusią taršą ir spūstis. Priemonių yra nemažai, viena iš jų yra būtent projektuoti vieną stovėjimo aikštelę, vieną vietą 3 pastato naudotojams. Kaip pavyzdys, mūsų Lietuvos statybų reglamentas būtent reglamentuoja mažiausiai vieną vietą 25 kvadratiniam metrui naudingam plotai. Tai kaip pavyzdį galime paimti 500 kvadratinių metrų pastatą, kuriame dirba 50 darbuotojų. Tai STR'as mūsų reikalauja mažiausiai 20 vietų įrengti, o tvarusis standartas nedaugiau negu 16. Bet vėlgi mes tos priemonės vienareikšmiškai negalime dėkti, reikia į tą problemą pasižiūrėti kompleksiškai. Kitas priemonės dėkti tokias kaip dviračių vietas, kurių kiekis būtų nemažesnis negu 7% pastato naudotojų. Be abejo, dušai, drabužinės, džiovyklės įrengtos. Čia matote pavyzdį biurų pastatą Jungtinėje Karalystėje, kuriame būtent dirba 350 darbuotojų, įrengtos saugios, uždaros 32 saugomojo dviračių vietos, dušai, džiovyklės ir persėdimo kambariai. Medžiagos, tai mes kalbam apie statybinės medžiagas ir apdailos medžiagas. Vienas iš kriterijų būtent skatina ir reikalauja, kad bent 80% statybinių medžiagų būtų atsakingos kilmės. Ką tai reiškia? Tai būtent tai rodo sertifikatai, Chain of Custody ir panašiai, juos išduoda FSC, BRI ir kitos organizacijos. Kitas kriterijus skatina naudoti medžiagas turinčias mažai įkūnytos energijos kiekį. Tai yra kiekis reikalingas medžiagai pagaminti, transportuoti, sandėliuoti, perdirbti. Todėl irgi išduodami deklaracijos sertifikatai tai rodantis. Čia pastatas Jungtinėje Karalystėje, kur būtent visa mediena buvo naudota atvežta iš atsinaujinančių miškų ir turinti FSC sertifikatus. Vėlgi ten yra begalė daug medžiagų, kurios pakartotinai panaudotos arba perdirbtos. Sveikata ir gerovė, tai būtent tie visi kriterijai, kurie nusako ir analizuoja būtent sveiką ir komfortišką vidaus aplinką. Vienas iš kriterijų tai yra dienos šviesa, tai yra būtent analizuojama ir simuliuojama, užtikrinant projektuojama didelį dienos šviesos kiekį. Ir kriterijus, kad bent 80% grindų ploto vidutinė dienos šviesos apšvieta būtų 300 liuksų. Kitas svarbus kriterijus yra būtent, kad darbo vietoje būtų matomas vaizdas, būtų užtikrintas į dangų, taip pailsinant akis ir perfokusuojant. Čia pavyzdys matome Singapūre esantis būtent menų mokykla, kuriame dideli langai, darbo vietos yra apšviestos, tikrai komfortiškos ir sveikos. Dar trumpai paminėsiu, kad Jungtinėje Amerikos valstijose buvo atlikta studija Berkeley universiteto tvariųjų pastatų finansinės naudos ir išlaidos. Taip, tai yra išlaidos yra stulbinančios, net 26% produktyvumas ir kūrybingumas yra didesnis tų studentų, kurie būtent mokosi tokiuose pastatuose. Tai išvada, prašom statyti. Ačiū labai, jau norėjau skambinti varpelio. Ačiū.